Iš tikrųjų pranešimas buvo ir buvau paskelbęs, kad pabaigiu savo karjerą, bet po metų sėdėjimo ant sofos ir PlayStation žaidimo sugalvojau, kad vėl reikėtų pradėti važiuoti. Ir šiaip net esu labai patenkintas ir nustebęs, kad po metų nieko galima sakyti nedarimo, gan neblogai sekasi įsitraukti tą. Aišku, gal man padėjo tas, kad visą žiemą, galima sakyti, prasportavau ten sporto salėj, dariau turbūt iš patirties arba iš įpratimo dariau tos pratimus, ką man reikia daryti ir dariau pratimus daugiau gal skirtus dviratininkui. Ir aišku, kai pradėjau važinėti daugiau su dviračiu, viskas tiko, kojas neskaudėjo labai. Iš tikrųjų, pradžiai gal net ir fainiai buvo, bet atrodo, pagaliau dabar pasėdėsiu, surasiu kažką veikti, bet realiai tai sunku po karjeros kažkur kabintis, nes kai vis tiek 11 metų profesionaliam sporte, žinai, kad atsikėlei, pavalgiai pusryčius, išvažiavai treniruotę, pavalgiai pietus, masažas koks nors, arba ten antra treniruotė, vakarienė, miegi ir taip kiekvieną dieną viskas tau sudėliota, tu žinai, ką tau reikia daryti, o kai viskas pasibaigia, tada toks jausmas, kad kažko kaip ir netekai, reikia bandyti taikytis prie kito. Iš tikrųjų buvo sunkus laikotarpis. Kažkaip įsijungiau, galima sakyti, tos pavasario klasikų lenktynės per Eurosportą. Ir kai pamatai, tavo draugai dar kenčia kur nors ant šoninę vėjo arba barška. Gal kai kurie dar ir vyresni šiek tiek? Jo, dar vyresni ir barška dar tais brukiniais keliais Belgijai ar Paryž-Roubaix lenktynėse. Tai galvoju, kaip fainiai būdavo, bet ir ten kenti, ar ten skauda ir nebegalėjau. Ir kažkaip vis tiek pradėjusi vėl norėti tą dviračio ir važiuoti ir vėl pakentėti, save pakankinti. Ne, aš paprastas mirtingasis, galim sakyti, niekas ten manęs labai daug ir nežino ir iš tikrųjų man ir nereikia, kad ten, nes aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, pas mus tiem patiem krepšininkam tai sunku turbūt, ten vis tiek nenori. Aišku, krepšininkai jie didelį iš toli ir matos. Tai sunku, negali turbūt vis tiek atsipalaiduoti ir vis tiek toks jausmas visi stebi. Arba kažkoks žymesnis, jeigu žmogus esi. Nors aš tai, pavyzdžiui, vis tiek visą gyvenimą užsienį pragyvenau, tarkim savo, tai ramu Lietuvoje. Turbūt tėvai nežinojo, kaip man iki galo iškrauti, kad ramesnis namuose būčiau ar ten neprisiveikčiau reikalų. Tai pastoviai mane į kokį nors sportą, tai ar plaukimą, ar į dviračius įmesdavo, tai jau grįždavau namo ramus. Anksčiau jo, gal nebuvo tiek daug, nors irgi mano tėvai tikrai investavo nemažai į mane, galim sakyti, vis tiek ir geresnius ratus nupirkdavo ir ten išveždavo kažkur į užsienį ar į stovyklą kažkokią tai. Ir aš jau nuo 13 metų iš tikrųjų Belgijai lenktyniaudavau. Aišku, pradžiai gal pradėjau pas Rimą Stirbį, bet labai ten trumpai viskas įvyko ir nežinau, kaip ir neužkabino tada tas dviračių sportas. O paskiau, kai pradėjau pas Juozą Paulauską ir tada galima sakyti jau, tada kažkaip, aišku, pradžiai atrodė gal kaip žaidimas tas dviračių sportas, nežiūrėjai vaikas būdamas į jį
labai rimtai. Aišku, norėdavai aplenkti draugą ar ten savo priešininkus iš kitų miestų, bet nebuvo tokio kažką, kad galvotum apie ateitį. Bet paskui, tarkim, kada jau pradedi išvažiuoti kažkur į užsienį, į lenktynės, kada pasirodai tarptautinėse lenktynėse geriau, gauni kažkokį prizą, kaip paskatinimą jaunėse, tada jau pasaulio čempionate sudalyvau, 3 buvau ir 5 2 rungtyse. Ir tada jau, kai pradedi gauti kažkokį finansavimą, atlyginimą už tą darbą, tada jau pradedi biškį rimčiau žiūrėti, kad jau pradedi suprasti, kad atrodo, kad gali gyventi iš to. Tikrai dviračių sportas toksai sportas, kur tu kiekvieną dieną turi įdėti... Nevyksta tam, tiesiog. Ne, tikrai mažai stebuklų, kad ateitų kažkas iš gatvės tau, nevažiavęs dviračių ir tau laimėtų kokį nors maratoną, kad ir dabar laimėtų kažkas maratoną iš gatvės atėjęs, nevažiavęs dviračių, man atrodo, čia šansų nėra daug. Tai vis tiek reikia įdėti tam darbą. Taip pat, paimkim dabar, aš irgi metus laiko nesportavau iš vis ir, aišku, dabar jau pradėjau po biškį sportuoti ir vis tiek dar negaliu laimėti lenktynių, kas, pavyzdžiui, net tie patys mėgėjai arba ten važinėja kiekvieną dieną ar kas antrą dieną važinėja, dar negaliu jų nugalėti. Tai su lietuviais ir pasitreniruojam, su Gediminu Bogdanu dabar karts nuo karto išvažiavam į treniruotės, susirašom ir su Ramūnu, ir su Ignu. Tikrai ten ryšiai nėra nutrūkę, o iš tų užsieniečių, tai aišku, irgi, pavyzdžiui, tikrai, kai buvau Discovery komandai, tai kas labiausiai patiko, kad turbūt, nepameluosiu, turbūt pati draugiškiausia komanda buvo per mano visą karjerą. Nes gal nebuvo tų susiskirstimų į grupės, nes pavyzdžiui, kada kažkokia prancūzų arba ispanų komanda ar belgų komanda, vis tiek dauguma yra tada, tarkim, belgų ar ispanų, prancūzų. Ir vis tiek nenori, jie kažkaip, kaip pasakyti, gaujom arba savo rate uždaram yra. Ir kad ir tu nuvažiuoji su jais tada į lenktynės, vis tiek kažkaip, jaučiasi tas atskiri rateliai ir neina to, tarkim, rezultato labai aukšto išgauti vien tik dėl to, kad komanda yra nevieninga. O Discovery buvo mes, man atrodo, 27 ar 29 sportininkai ir 18 ar 19 mūsų buvo iš skirtingų šalių. Tai galima sakyti, visi buvom su vienu interesu turėti aukščiausią rezultatą ir nesvarbu kas, padėti vienas kitam. Tai, nežinau, iš tikrųjų, atvažiuodavai į lenktynės vos ne kaip iš šventę, nes žinodavai, ką tu reikės daryti, arba ką tau padarys draugai. Ten iš tikrųjų mes būdavom tokia išprotėjus komanda, ten nesąmonių ir viešbučiuose prisiveikdavom, ten, galim sakyti, ten ar durų rankinas ištepliuodavom kokią dantų pastą, ar ten, būdavo visokių tikrai nesąmonių prisigalvodavom. Būdavo net į lagaminą vandens pripildavom, uždarydavom, ten atidaro, tenais vos nežuvytas plaukė po lagaminą. Ne, iš tikrųjų, sunkus laikotarpis irgi buvo 2007 metais po Tour de France, kai Discovery komanda pranešė, kad pabaigė savo... Tai negalėjau suprasti, kaip viena iš stipriausių, geriausių komandų pasaulyje gali nutraukti, tarkim, veiklą.
tai net, tikrai buvo lengvas šokas. Tais metais tikrai buvo daug pasiūlymų ir kitas komandas, nes iš Discovery komandos turbūt sportininkai lengvai buvo graibstami kitas komandas, nes visos komandos žinodavo, kad tai aukščiausia komanda, viena iš geriausių komandų, visi žino, ką daryti ir visi ten rezultatus daro tikrai gerai ir paprasčiausiai būdavo sportininkai paruošti aukštam lygiui. Tai tame problemos nebuvo. Šiaip ką, žmogus kaip žmogus, aišku, jisai matosi, kad kitoks yra žmogus negu kiti ir jisai, nežinau, turbūt ir jo visas tas elgesys ir matosi, kad jisai kaip lyderis, kaip nugalėtas, matosi, kad žmogus, jo, jisai toks jausmas, kad jisai nemoka pralošti ir iš bet kokios situacijos, ne tai, kad, sakau, ten dviračių sporte, bet jisai, man atrodo, visą laiką nori būti geriausiu ir siekia to bet kokioje srityje. Aišku, būdavo ir pas mus tokių veikėjų, kur iš starto niekados net važiuos nepasikvėpti, nes visą laiką turi būti viskas, jam svarbu gražiai atrodyti štarte. Jo, ten plaukai turi būti ir su želė sutepti pas kai kurios ir taip toliau. Man kadangi tai negresia, tai nelabai aš į tai akcentavau. Man atrodo, turbūt daugiausiai tikrinamas ir gal net vienas iš švariausių. Paprasčiausiai dabar daugiau gal ir akcentuojama į treniruočių metodikas, į visas dietas, aišku, medicina yra, bet iki tam tikro lygio. Galima sakyti, ten yra kažkokie tai papildai, bet viskas yra akcentuojama dabar į smulkiausias detalės. Pavyzdžiui, net ta pati biomechanika, aerodinamika, visi dirba vėjo tuneliuose. Anksčiau, kai, tarkim, to nebuvo, kai Armstrongo laikais, arba kaip vadinama tie EPO laikai, ar ten 90 metais tenais, tas buvo populiarus dalykas, tai, manau, buvo tada, galim sakyti, tie medicina pagrindė, o dabar visai kita. Visi akcentuojasi gal į tą švarų dviračių sportą ir į mažus dalykus koncentruojasi, kas galų gale ir jeigu dabar pastebėtumėm rezultatus arba vidutinius greičius, tikrai nenusileidžia tiems geriausiams laikams, kai buvo ten viskas. Ne viskas leidžiama, bet tikrai ir rizikuodavo sportininkai su medicina.